Taigi, sveika YouTube, šiandien darau mano pirmąjį labai neįprastą video, taigi jo, susipažinkite su mano nauju kanalu, tai viskas bus apie San Andreasą, brūkšnys Tampą, visokių gameplay. Taigi, pradedam, ką aš dabar norėjau. Taigi, aš dabar norėjau padaryti labai įdomią pamoką, tai kaip įsirašyti į GTA San Andreasą, kitaip dar Tampą vadinamą modus. Taigi, mums reikės pirmiausia modifikacijos, kurią atsisiųsime iš GTA All. Aš įsirinkau Infernus, nes man jo dabar kas labiausiai reikėjo. Taigi taip, po to mums reikės modloaderio. Modloaderio reikės, kad mes įsirašytume mod. Tai labai paprastas, jau paspaudžiame download. Kai esame atsisiuntę abu failiukus, tiesiog labai paprasta. Atsidarome modloader WinRAR. Turime modloader ir modloaderose šitų galime net neskaityti. Tiesiog mes sukeliam, spaudžiu. Kadangi aš jau turiu, tai spaudžiu pakeisti. Jūs neturėsite, jums nieko nerašys. Taip. Taigi, mes jau įsirašėme modloaderį. Reikia įsirašyti mūsų BMW M5 modifikaciją. Atsidarome. Spaudžiame. Taigi matome Infernus DFF, bet mums negalima jo kelti. Turime eiti į modloaderį ir įkelti šitą. Taigi, kai mes įkelime pafkę, mes turime savo Infernus modifikaciją. Nuotraukos bus šiuo modu aprašyme. Taigi, galiu pasakyti, kai kurie dar žmonės irgi taip pat atsisiunčia modifikaciją, lygiai tokią pačią, paima šitą ir vėl kėlė. Jūs tiesiog nieko nepadarot. Geriau atsidarykit modifikaciją, įeikit į šitą ir įkelkit modifikaciją kitą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, like, subscribe. Kito karto.